Broliai sesės, sveikinu jūs surinktus švęsti Eucharistiją, surinktus, nes tikime, kad Dievo dvasia mus surenka, kviečia mus į karališką puotą, kurioje prisimename Dievo meilę mums apreikštą Golgotoje, kaip jis už mus atidavė savo gyvybę ir mus maitina savo kūnu, savo krauju. Maitina mus, kad turėtume jėgų gyventi meilę, kad būtume perkeisti, priimdami, kas kart jį priimdami duonos vyno pavidale, keistumės iš vidaus ir taptume panašus į jį, išmoktume kaip jis dalinti save kitiems, kad būtume tinkami išlavinti, paveldėti karalystę, kurią Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems, jo valios ieškantiems, jo dvasią priimantiems, jo žodžiu gyvenantiems. Tad pradėkim šį mūsų dėkojimą kryžiaus ženklu, kaip visada save panardindami viešpatyje. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Mylinčio Tėvo akivaizdoje atnaujinkime savo širdyse gailestį dėl savo klaidų, apsileidimų, visokių nesusipratimų, viso to, kas griauna mūsų pasitikėjimą, Dievo meilę viens kitu ir savimi pačiais. Išpažindami savo kaltes, mes tuo pačiu liudijame Dievo atleidimą, kuriuo tikime ir priimame. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis, gailestingas viešpats ir atleidęs mums kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Melskimės. Suteik gerasis Viešpatie malonę, kad ir pasaulis pagal tavo valią taikingai tvarkytųsi ir bažnyčia džiaugtųsi pilna laisvė. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš Sirasido knygos. Sijojant rėčių. Sijojant rėčių atsiskiria pelai, žmogui kalbant atsiskleidžia jo ydos, krosnis išmėgino puodžiaus molinius indus, žmogus ištiriamas pokalbiu. Medžio vaisiai atskleidžia, kaip jo buvo rūpintasi. Žmogaus kalba parodo jo širdies polinkius. Negirk nei vieno, kol neišgirdai jo kalbant, nes tik tuomet žmonės yra išmėginami. Dievo žodis. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint, giedoti šlovinimo giesmes. Tavo vardui aukščiausias, skelbti kas rytą tavo ištikimąją meilę, o tavo ištikimybę kas naktį. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Teisieji žaliuoja lyg palmės, šakojas kaip kedrai Libano, viešpaties namuos pasodinti, mūsų Dievo kiemuos jie žaliuoja. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Net žiloje senatvėje neša vaisių, visada sodrių ir sultingų, liudydami, koks teisus yra viešpats. Mano uola, nes jame nerasi ydos. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai ir seseris, kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad mano mylimieji broliai ir seseris, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. Dievo žodis. Alleluja,
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu Jėzus pasakė mokiniams palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogas iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Kągi šiandien Viešpaties žodis mums primena, ką nori mus pamokyti. Gan, ko gero, gerai įsiminamas tekstas šiandien ir kartais ir buityje naudojamas, kai žmonės pradeda vienas kitą kritikuoti, tai prisimena šitą Jėzaus palyginimą apie rastą ir krislą akyse. Ir tada mums atrodo, kad kito akyje rastas, o mano akyje gal tik krislelis, bet gal mano akyje rastas, o atvirkščiai brolio akyje krislelis. Tokie palyginimai, kaip kodėl akyje, o ne kokia nors rakštis ar ką, bet akis tai, kaip mes matom pasaulį ir kaip mūsų akis kartais galbūt būna kažkieno poveikyje iškreipiančios tą tikrovę, kurią mes stebime ir kiekvienas labai skirtingai ją vertiname ir geriau matome kito klaidą negu savo. Bet kiekvienam reikės atsakyti ne už kito, o už savo klaidą. Aišku, tam tikrą prasme reikės atsakyti ir už kitų klaidas, nes pasiekmes mes jau susirenkam čia pat. Labai greitai tos pasiekmes ateina dėl kiekvieno iš mūsų klaidų ir yra jaučiamos ne tik asmeniškai, bet ir visuomeniai, ypač
kai vadovai klysta, kai tautų vadovai pasiduoda kažkokioms ambicijoms, pasiduoda arogancijai, puikybei, godumui ar kokiai kitokiai aistrai ir bando savo valdžią panaudoti tam, kad savo užgaidas patenkintų, o ne tarnauti visuomeniai, kaip yra pašaukti ir išrinkti. Tai va, dėl to reikia be abejo rimtai melstis už tautų vadovus, melstis už savo darbo vadovus, jeigu patys vadovaujam, kad prašytume išminties ir nuovokos. Vis tiek esam visi surišti daugiau ar mažiau kažkokia hierarchinė grandinė, vieni apdovanoti vienais talentais, kiti kitais talentais ir vadovavimo talentas nėra taip dažnas ir vargas, kai tą vadovaujančią vietą užima talento neturintis žmogus, tada kenčia visi nuo nesusikalbėjimo ir panašiai, bet ir vadovai prisimename ypatingai Saliamoną, kuris meldė, kad Dievas duotų jam kaip naujai pateptam karaliui, kad duotų išminties ir nuovokos, kad teisingus priimtus sprendimus tautai vadovaudamas. Tai va, ir tauta be abejo turi melstis už savo karalių, kad Viešpats duotų jam išminties ir nuovokos. Bet noriu priminti dar tokį svarbų reikalą, ypatingai šiomis dienomis, kai visas pasaulis stebėjo Ukrainos ir Amerikos prezidentų susitikimą, kuris virto tokiu skandalu, kur apsikeista lygu kažkokiais kaltinimais, o tiesiog galbūt vyrai išsakė savo poziciją, savo nuomonės, kurios yra skirtingos, kaip jie skirtingai mato pasaulį. Ir kiekvienas galbūt yra teisus, žiūrėdamas iš savo pozicijos ir kad jas suderinti, įsižiūrėti, įsiklausyti kito poziciją, kur galbūt aš neturiu patirties. Vienas dalykas, sakykime, Ukrainos prezidentas atvažiuoja, ko gero nemažai išvargintas, emociškai išvargintas karo problemų ir kaip kažkuris čia žurnalistas įsireiškė ir Baltųjų rūmų administracija, kuri miega pagal dienotvarkę, o draugai iš Ukrainos, kuriems karts nuo karto skambinu, jie važiuoja išsimiegoti į vakarinę pusę, kur nors kokiam mažam miestelį, kad išsimiegotų, nes Kijevas paskutinius kelis mėnesius, dabar gal biškutį aprimė, bet sausis, gruodis buvo, lapkritis buvo labai varginantis, todėl kad nuolat naktimis skrido bangomis tie dronai, raketos, sprogimai, šaudimai. Taigi žmonės tiesiog varginami nemigos dėl šito garsų. Jau ko gero mažai kas bebėga slėptis į kokią slėptuvę, nes kiekgi galima lakstyti ir vis tiek tas garsas šiurpina ir, kaip sakė draugai, važiuojam išsimiegoti į vakarinę pusę Ukrainos, kur nors mažam miestelį, viešbutėlį. Taigi yra, kaip sakant, skirtingos tų žmonių patirtis, vieni vienaip mato derybų galimybės, kiti kitaip, bet kiek ir viena ir kita pusė susilaukia keiksmų, prakeikimų, visokiais vardais vadinami fašistais, niekšais. Jau girdėjau, vienas ten patriotas kviečia areštuoti
prezidentą Zelenskį, Vladimirą Zelenskį grįžtantį iš Amerikos iš karto areštuoti, nes jis išdavė tėvynę. O čia buvo šansas lygu kažką susitarti ir pagerinti situaciją, kad nutraukti kraujo praliejimą. Tai ant jų visų krinta kaltė dėl to praliejimo kraujo. Ne tik Putinas, bet dabar ir Trumpas jau kalti ir kitiems atrodo ir Ukrainos prezidentas kaltas ir visokiais būdais, kaip sakant, žmonės lieja emocijas, o kai liejasi emocijas, jas pagauna klausytojai ir tada visi įsiaudrinę, praranda blaivų mąstymą, o kai žmonės neblaivus, kaip žinia, visko prišneka, visko pridaro, bet už kiekvieną žodį, Dievo žodį sako, už kiekvieną žodį reikės žmonėms atsakyti. Ir už kai kuriuos mūsų žodžius reikia betarpiškai atsakyti. Stebėjom, kaip nedraugiškai buvo išprašytas, neišlydėtas. Jeigu priėmė pagarbiai, tai išlydėjo nelabai. Jau, kaip sakant, skaudžios pasiekmės iškart už galbūt nesusivaldymą kažkokį pritrūko kažko. O gal Dievas taip surežisavo, kad išprovokuotų ir kiekvienam, kaip sakant, leistų išsisakyti be tų, kaip čia, diplomatinių taisyklių, žmogiškai išsiliet, išsakyti savo jausmus ir tuo pačiu, kaip ir raštas sako, kad iš žmogaus kalbos atsiskleidžia jo ydos. Šiandien Dievo žodis mums labai po ranka. Sijojant riečiu atsiskiria pelai, žmogui kalbant atsiskleidžia jo ydos. Ir krosnis išmėgina puožiaus molinius indus, žmogus ištiriamas pokalbiu. Medžio vaisiai atsiskleidžia, kaip juo buvo rūpintas. Žmogaus kalba parodo jo širdies polinkius. Negirk ne vieno, kol neišgirdai jo kalbant, nes tik tuomet žmonės yra išmėginami. Taigi šiandien daug dėmesio skiriama kalbai. O jeigu prisiminsime laišką Jokūbui, 5 berods skyrių apie nežabotą liežuvį, kur apaštalas dvasios įkvėptas mums vėlgi atskleidžia tą tokią mums galbūt retai pastebamą realybę, kad mes savo liežuviu sugadinam savo gyvenimo ratą. Kaip maža kibirkštis gali uždegti didžiulį mišką, taip mūsų liežuvis gali uždegti mūsų gyvenimo ratą. Ir kaip mažas vairas laive duoda kryptį didžiausiam laivui, taigi taip ir mūsų liežuvis ir sako, negali būti, kad tas pats liežuvis, tos pačios lūpos laimintų, keiktų žmonės ir garbintų Dievą. Viskas tarpusavį surišta. Jeigu mes keikiame žmonės, mes nebelabai turim teisės laiminti, garbinti Dievo, nes iš tų pačių lūpų nelabai gali tekėti ir saldus vanduo, ir apnuodytas vanduo. Kai mes keikime, tai yra prilyginama apnuodytam vandeniui. Ir tas apnuodytas vanduo apnuodėja ne tik mūsų asmeniškai, bet mūsų emocijas įtakoja, bet ir kitus. Kodėl mes daug turim melstis ir dažnai kartojam tam tikrus išpažinimus, dažnai kreipiamės į Dievą tam tikrais vardais, visa tai mumise formuoja tam tikrą santykį su Dievu. O tuo pačiu formuoja mūsų poziciją, mūsų požiūrį į Dievą, į žmonės, į pasaulį. Per maldą mes viduje keičiamės. Aišku, jeigu mes tik tais išsakom Dievui savo užgaidas, savo poreikius,
Tai ir laukime abrakadabra, kokią nors stebuklingą maldelę, kaip magišką formulę sukalbėję, tikimės kažkokio stebuklo, kad pakeisim kitus žmonės, kad pakeisim save. Tai gali būti raganiška malda ir grįžti mums blogomis pasiekmėmis, jeigu mes Dievo vardu primetam savo valią, o neieškom Dievo valios. Jėzus sako, kai meldžiatės, ieškokit Dievo valios. Taigi, kai mes ieškom Dievo valios, mūsų malda keičiasi. Mes tada mažiau galbūt žiūrim į save, pradedam žiūrėti į Dievo reikalus, melstis už Dievo reikalus, o pirmasis Dievo reikalas Biblijoje labai ryškus, kad melstis už Izraelį, už Izraelio tautą, už jos ištikimybę Dievui, už jos atsivertimą, sugrįžimą, atstatymą, nes tai yra svarbus Dievo reikalas ir tuo pačiu, kiek aš esu jautrus šitam Dievo reikalui, tiek ištiriama mano širdis, kiek man rūpi Dievo reikalai. Paskui, aišku, eina teisingumas, taika pasaulyje. Mes turim kartais išeiti iš savo kiemo maldose, biškelį pamiršti savo reikalus ir už karalystės reikalus, už pasaulį melstis, kaip tinka Dievo vaikams ir būsimos Dievo karalystės paveldėtojams. O paskui jau galim ant galo sugrįžti ir į savo kiemą ir savo reikalus pristatyti, kurie galbūt besimeldžiant už Dievo reikalus jau bus ir pasikeitę mūsų kieme. Nes jis sako, rūpinkitės Dievo karalystę, visa kita jums bus pridėta. Ir taip dažnai atsitinka, kai mes, pavyzdžiui, dėkojam už dalykus, tikėdami, kad Dievas yra paruošęs mums juos, žiūrėk, jie labai greitai pildosi. Tie dalykai, už kuriuos mes dėkojam Dievui iš anksto. Tai va, tai grįžtant prie keikimo, prie liežuvio, prie visų tų įvykių, kurie mus provokuoja, tai va, dar viena ta tiesa, kad prakeikimai sugrįžta keikiantiems. Jeigu aš kažką vadinu debilu, tai aš tarsi duodu jam užduoti. Biblijoje duoti vardą reiškia duoti užduoti. Primenu tą svarbę biblinę tiesą. Vat nuo pat pradžios knygos yra svarbi tokia detalė. Dievas žiūrėjo, kaip Adomas pavadins jo kūrinius. Kokį vardą duos, toks jos bus vardas. Reiškia, Abraomas tyrinėjo Dievo kūrinius ir duodavo jiems vardą, nusakydamas jų prigimtį, jų paskirtį, jų užduotį. Taigi, kai mes irgi gaunam kažkokį vardą, tame varde yra tam tikras, kaip ir uždavinys mums, nusakoma mūsų prigimtis. Kai kurie žydiški vardai, pavyzdžiui, labai tokie ryškios išraiškos yra. Dovydas, Dievo mylimas. Ješua, Jehošua, iškilmingai Jahve gelbsti. Tai yra Jėzaus vardas. Būtų daugybė tokių, kaip sakant, galėtumėt pasižiūrėti, dabar internetas leidžia labai lengvai prieiti prie visokių vardų žodynų ir nustebsit, kokie tie vardai, angelų vardai, Gabriel kaip Dievas, Michael kas kaip Dievas, Rafael Dievas gydo. Tai va, Rafael, arhangelas Rafaelis mums yra kaip ligonių globėjas, keleivių globėjas. Mes, kaip sakant, jau vardą išgirdę, žinom jo uždavinį ir tikimės jo pagalbos. Net jų nesiklausė, o daugeliu šventųjų bažnyčia priskyrė pareigybių, tikrai su jais nepasitarė, galbūt pagal jų gyvenimo dorybės kažkokias. Pavyzdžiui, Neringa, žinai, kas tavo globėja danguje. Oficialiai paskelbta bažnyčios Vatikane, televizijos, video tarnybos globėja šventoji Klara. Nes ji turėjo ten tokių
potyrių, kada seserys grįždavo iš pamaldų, pasakodavo savo įspūdžius, tai ji sirgdama kažkokiu būdu sugebėdavo jų įspūdžius papildyti detalėmis, tarsi būtų pati ten dalyvavusi. Kažkokia tokia mistinė dovana turėjo, telepatiją, ar kaip čia New Age pavadintumėm. Todėl ją paskyrė televizijos globėja. O kitas dalykas, kai jis sirgo, ji gulėjo ant gulto virš koplyčios ir buvo nedidelis langelis padarytas, per kurį ji tiesiog tiesiai matė altorių. Ir mišiuose dalyvaudavo per tą langelį. Ji nutarė, bus televizijos globėja. Dar televizijos nebuvo, po kelių šimtmečių, kaip sakant, jie priskyrė. Dabar turi reikalų su televizija. Aš šaržuoju kartais, kai sakau, nepasiklausė jos, mes esam linkę už kitus nuspręsti ir į kažką viltį sudėti. Gal ne visada teisingai, bet noriu atkreipdėmėsi į tą vardų reikšmę ir tą misiją, tą užduotį, kurią kiekvienas iš mūsų turim, o kai mes pravardžiuojam kokiais nors kitokiais vardais, melagiais, vagimis, kitus vadinam debilais, kokiais bepročiais ar dar kažkuo, tai tame yra dažnai patyčios, tame yra dažnai neapykantos momentai ir sako Dievo žodis, kad mes tada pakliūsim į teismą, kad būsim teisiami už tokius dalykus. Jeigu mes nekenčiam brolio, mes tampame žmogžudžiais, tarsi neapykanta nepalieka vietos mano širdį tam žmogui. Aš jį nužudau savo širdį, išmetu jį į savo širdies. Ir tada mane gali teisti, kaltinti žmogžudystę. Dievo žodis sako. Galim visaip suinterpretuoti. Bet jeigu taip tiesiai, tiesmukiškai, tai mus labai rimtai įspėja. Ir kai mes tautų vadovus keikiam, kaip dabar konfliktas yra su Trumpu, kuris bando suderinti derybas, ir jį tarsi verčia, kad jis pasakytų, kad Putinas niekšas, žudiks, visi tai žinom, suprantam, bet derybininkui, kaip eiti derėtis, pradžioj iškeikus, Tai Trumpas laikosi tokios pozicijos, kad aš nekeiksiu Putino. Stengiasi jam kažkokius paprastus, elementarios, prezidentui priderančios pagarbos parodyti ir nevadinti. Kiti bijo, aišku, kad jeigu neįvardins jo tokiu žmogžudžiu, kažkokiu agresorium, tada Putinas išvengs teismo. Išvengs teismo, nebus nubaustas ir panašiai. O visi norim teismo, norim teisingumo. Aktuali problema, šių dienų problema. Taigi mes dabar vadinsim Trumpą Putino draugu, banditų, dar kokiu nors, kas nuo to pagerės. Ar nuo to pagerės Trumpas? Ne, jis bus piktas, kad jo negerbė, kad jį visokiais vardais pravardžiuoja ir su juo bus sunkiau dėrėtis. Kartais mes turim kažko atsisakyti, kažkokios savo pretenzijos dėl didesnio gėrio galbūt. Aš, kaip sakant, šiandien neginu nei Trumpo, nei Zelenskio, nei Putino. Tik noriu pasakyti, kaip žmonės skirtingai mato pasaulį, skirtingą užduotį turi. Kažkam reikia pakovoti ir, kaip sakant, išdrįsti tiesą pasakyti, o kažkam yra nepatogi ta tiesa ir gaunasi įtampa.
Bet ar tai duoda mums teisę, ką nors keikti? Netgi Putiną keikdami, linkėdami jam pragaro ar dar ką nors, mes padarysim Putiną geresniu ar blogesniu. Galbūt keikdami mes suteikiam jam dar daugiau galios būti tuo didesniu niekšu. Vadindami jį žudiku, mes dar daugiau suteikiam jam galios žudyti. Vienas dalykas, kai tu sakai, tu esi vagis, tu esi plėšikas, tu esi melagis. Ir kitas dalykas, kai tu žmogui sakai, tu meluoji, tu vagi. Taigi yra skirtumas. Dievas vagių plėšikų nesukūrė. Mes tokiais tampame, kai darome niekšybę, kai vagiame, kai meluojame, bet tai nėra mūsų pašaukimas. Mes galim demaskuoti nuodėmę, bet neturim keikti viens kito, vadindami viens kitą nuodėmės vardu. Nes tada mes įpareigojame. Mes, kai keikiame kitą žmogų, pavyzdžiui, sakom, eik tu po velnių, ar dar kur nors siunčiam, tada mes tarsi užsiundom šunį ant to žmogaus, užsiundom velnę, siūsdami jį į pragarą, tarsi atveriam pragaro vartus tam žmogui. O esam pašaukti laiminti, melstis, atsivertimo malonės, melsti išgelbėjimo malonės, kad ne vienas nepražūtų. Nes juk visi galim būti suvedžioti, patikėję propagandą, patikėję melu, apsvaiginti neapykantos, staiga mes galim pritarti neapykantai. Pritarti žudimui. Vat tie Rusijos piliečiai, kurie pritarė šitam karui, šitai agresijai, jie tampa bendrininkais. Galbūt patys nežudo. Sėdi prie televizoriaus ir džiaugiasi, va, kad ukrainiečiams ten dar pavyko dar kelis užmušti ukrainiečius. Čia Rusijos pergalė. Jie yra bendrininkai to nusikaltimo. Ir galbūt teisme bus lygiai teisiami, kaip ir jų prezidentas. Visi tampa atsakingi už nusikaltimus. O žinot, baudžiamosis kodeksas ar kokie ten kiti įstatymai, kaip traktuoja, kai žmogus vienas nusikalsta, kai grupė nusikalsta. O grupinio nusikaltimo dalyviai kokie būna? Ne visi, kaip sakant, plėšia butą. Pavyzdžiui, skundžiasi mama, kad jo sūnus pakliuvo į teismą, yra teisiamas dėl to, kad jį apgavo draugai. Sakė, padėk mums iškraustyti butą, čia reikia žmonėms padėti išsikraustyti. Tu turi autobusėlį, atvažiuok su tuo autobusėliu, mes pakrausim tuos baldus, nuvešim, kur reikia. Va, žmogus galvoja, kad gerą darbą daro, pasirodo, tie jo draugeliai, kabutėse, suplanavo apiplėšti butą. Iškrausti tą butą, jis maloniai palaukė, nuvežė į kitą vietą, kaip sakant, ir jį kaip bendrininką teisė. Ir jam neina išsiteisinti, kad jis nežinojo ir panašiai. Jis nebuvo kojas įkėlęs į tą butą, gal nepalietė tų baldų, bet jis laukė, priėmė, nuvežė bendrininkas. Baudžiamas, padidinta bausme, negu būtų vienas pats apiplėšęs tą butą. Todėl dažniausiai, jeigu jau vienas pakliuvo, prisima ant savęs visą kaltę, iškenčia visus tardymo, kaip sakant, sunkumus, kad tik neišduotų kitų, ne vien dėl to, kad
draugai nenukentėtų kabutėse, bet kad ir bausmė mažesnė būtų. Tai va, jeigu pas žmonės yra tokia logika, kažin kokia logika pas Dievą yra, dieviškam teisme, pagal ką mes būsim teisiami. Jėzus sako, jeigu tu geidulingai žiūri į moterį, tai jau tu esi kaltas. Neteisingai žiūri į ją, būsi teisiamas, nors nepalietė jos. Taigi, ką mums daryti? Ar galime tą rastą iškrapštyti? Kaip mums pasikeisti, jeigu mes esam jau įklimpę, jeigu esam prisidirbę ir jau pasiekmes patiriam? Jėzų mes pažįstam kaip tą, kuris atėjo mūsų gelbėti. Gelbėti iš nuodėmės, gelbėti iš pikto vergijos. Todėl mes turime melstis ir už save, ir už tautų vadovus, ir už tautas, kurios suvedžiotos ir alsuoja neapykantą. Melstis už save, kad Viešpats mūsų pasigailėtų ir išlaisvintų mus iš tų nuodėmių, iš tų neteisybių, iš tų kompromisų, kad mus išlaisvintų, kad mus išgelbėtų ir perkeistų mus iš vidaus. Jau išlaisvinimas yra perkeitimas. Kai mes atsižadam senojo mąstymo, senų įpročių, senų darbų, prašome Viešpatie, paimk tai iš manęs, duok man naują mąstymą, duok man naują supratimą, duok man naujas mintis, kad aš mąstyčiau pagal tavo žodį, tavo žodžių šviesoje, kad aš elgčiaus kaip tu, mūsų gyvenimai keičiasi, mes iš vidaus keičiamės. Dievo žodis yra pajėgus mus keisti. Ir viens kitą mes keičiame nuo to, kaip mes vadiname. Jeigu tėvai savo vaikus suaugusius barzdotus vadins kačiukais, malonybiniais, mažybiniais vaikiškais žodžiais, tai jie niekada ir nesubręs. Jie taip ir elgsis, kaip kačiukai, kaip zuikiukai, dar kokie nors ten, pumpurėliai. Ir taip visą gyvenimą. Ir karste pumpurėlis gulės. Tai va, vardas mums yra svarbus, kad mes jį ištardami padėtume kitam žmogui ir išsiskleisti. Su pagarba ištariamas kito žmogaus vardas. Kai mes viens kitą keikiame, mes viens kitą žlugdome. Kai mes viens kitą laiminame, pelnytai, sakau, pagiriame, nes nepelnytas pagirimas irgi yra melas ir veidmainystė ir psichologinė korupcija, dar pasakyčiau. Ir to apstu yra bažnyčioje, santykėje su kunigais ir panašiai, ir tai iškreipia mūsų santykius. Tai iškreipia mūsų santykius ir su Dievu, iškreipia mūsų santykius su šventaisiais, kai mes dieviškus atributus priskiriam šventiesiems, bandydami jiems labai įtikti, kad tik mūsų užgaida kokią patenkintų, neieškodami Dievo valios. Taigi melskimės, kad šiandien Viešpats apvalytų mūsų liežuvius, mūsų lūpas nuo visokių netinkamų, nereikalingų žodžių, mums kenkiančių, mūsų gyvenimą nuodijančių žodžių, mūsų santykius griaunančių žodžių. Ir kad mus išlaisvintų iš visų tų, kaip sakant, diagnozių statymo viens kitam, kad mes nustotume viens už kitą apie kitą spręsti, bet daugiau kalbėtumės, daugiau įsiklausytume viens kitą, bandytume suprasti viens kitą ir tokiu būdu, jeigu kiekvienas dės pastangą, praturtės. Jeigu mes būsim užsispyrusiai įsikibę tik į savo versiją, tai mes niekokios pažangos nepadarysim. Taip Dievas sutvarkė, mes visi labai skirtingi, bet kartu vieni kitiems labai reikalingi. Vieni kitus papildom ir praturtinam.
tiek įžvalgom, tiek patirtim. Taigi melskime, kad Viešpats duotų mums jo supratimą, kad mes mąstytume Kristaus mintimis, Kristaus logikoje, Dievo žodžio šviesoje, šventosios dvasios vedami. Amen. Išpažinkim savo tikėjimą kaip atsakymą į Dievo pažadus. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje. Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Tėve, dėkojame Tau šią dieną, dėkojame Tau už gyvenimo dovaną, už Tavo ištikimąją amžinąją meilę, už Tavo žodį, kuris mus apšviečia, mus ugdo, mus veda, mūsų klaidas mums parodo. Meldžiu Viešpatie, ištirk mūsų širdis ir parodyk mums mūsų klaidas, padėk mums jų išsižadėti, padėk mums keistis iš vidaus, kad būtume panašus į Tavo mylimą Sūnų, kad būtume pagal Tavo atvaizdą ir panašumą. Prašom Tave, Viešpatie. Tėve, dėkoju Tau už Izraelį, už Izraelio tautą, už visą, ką esi suteikęs savo išrinktai tautai, kurią išsirinkai, kad ji būtų karališka kunigystė, šventoji tauta, Tau tarnaujanti. Meldžiu Viešpatie, palaimink šiandien Izraelį, išlaisvink jį iš to susiskaldinimo, išlaisvink iš to melo, kuris drasko tautą iš vidaus. Meldžiu Viešpatie, išlaisvink iš neapykantos. Padėk atleisti tiems, kurie yra įskaudinę, kad galėtų blaiviai mąstyti ir vykdyti Tavo valią. Meldžiu, duok iš naujo jiems patirti Tavo artumo paguodą, laisvę, ramybę, džiaugsmą, saugumą Tavyje. Palaimink Izraelį taika ir ramybę, palaimink Izraelį visokeriopų klestėjimo. Prašom Tave, Viešpatie. Tėve Jėzaus vardu meldžiu už bažnyčią, meldžiu už popiežių Pranciškų, išgydyk jo plaučius, jo kraujo apytaką, išgydyk visą, kas jame senatvės, ligos, sugriauta, atstatyk, atnaujink. To prašome Tave Jėzaus Kristaus vardu, kad bažnyčia patirtų Tavo vadovavimą, per jį suteikiam Viešpatie kasdien vis gilesnį atsivertimą, atsidavimą Tau, Tavo valios vykdymui. Prašom Tave, Viešpatie. Tėve Jėzaus vardu meldžiu, palaimink vyskupą Algirdą, palaimink visus mūsų vyskupus, kunigus, palaimink pranciškonus, mūsų provinciją. Meldžiu Viešpatie, išlygink, panaikink tas įtampas, padėk broliams iš naujo viens kitą priimti dėl įsiskaudinimų, įsižeidimų. Padėk Viešpatie kiekvienam atpažinti Tavo valią naujuose paskirimuose. Padėk Viešpatie išsižadėti, atsiriboti nuo to, prie ko prisirišo mūsų širdis, kas trukdo mums toliau sekti Tavimi ir vykdyti Tavo valią ir patirti naujus Tavo darbus. Prašom Tave, Viešpatie. Tėve Jėzaus vardu meldžiu, palaimink šiandien Ukrainą, palaimink Ameriką, pasigailėk Viešpatie visų tautų, pasigailėk visų tautų vadovų, pakreipk jų žingsnius į tiesos ir teisumo kelią, te būna atstatytas teisingumas Viešpatie. Tavo teismai te pasiekia to tikslą, kuriam Tu sušaukiai šitą teismą, šitą karą
Meldžiu Viešpatie, duok greičiau žmonėms atpažinti savo klaidas, kiekvienam asmeniškai, suteik atgailos malonę, kad kiekvienas paliktų savo nedorybę ir patirtų tavo išgelbėjimą. Duok Viešpatie Ukrainos tautai gilaus atsivertimo malonę, duok patirti Ukrainai tavo pergalę, tavo apgynimą, tavo teisingumą, išpildymą. Meldžiu, duok Viešpatie žmonėms ryžto siekti teisingumo pirmiausia savo gyvenime, o paskiau tikėtis jo visos šalies mastu. Prašom tave, Viešpatie. Tėve Jėzaus Kristaus vardu meldžiu, pasigailėk tų, kurie prašo mūsų maldų. Meldžiu Viešpatie už Ugnės gyvenimą. Meldžiu Viešpatie palaimink ją ir suteik jai, Viešpatie, viso, ko tu trokšti jai suteikti, ko yra reikalinga iš tavo malonės. Meldžiu Viešpatie, suteik jai atsivertimo malonę, patrauk ją prie savęs. Prašom tave, Viešpatie. Meldžiu Viešpatie už Edvardą, kurį kankina aklumas, grėsintis aklumas. Meldžiu Viešpatie, paliesk jo akis, ištark jam gyvenimo žodį, atverk jam akis, atstatyk visą, kas jo akise, jo nervo sistemoje sugriauta, bet kokios lygos. Viešpatie, sugrąžink jam regėjimą, duok jam patirti tavo meilę, tavo išgelbėjimą per išgydymą. Tėve Jėzaus vardu meldžiu, pažvelk į jo širdį, į jo troškimą, atnaujink jame tą atsivertimo, atgimimo iš dvasios malonę, kurią jis patyrė 82 metais. Duok Viešpatie jam visą širdim sugrįžti pas tave ir šlovint tave už visus nuostabius darbus, kuriuos padarė jo gyvenime. Prašom tave, Viešpatie. Prisiminkim savo artimus, kurie serga, kam reikia kokio išgydymo. Meldžiam Viešpatie šiandien už Aurimą, mūsų garsistą. Viešpatie, tu žinai jo nerimą, jo baimę prarasti klausą, girdėjimą. Meldžiu Viešpatie, ateik, išgydyk jo ausis, išgydyk jo klausą. Neatimk iš jo, Viešpatie, to pragyvenimo šaltinio, tos galimybės tarnauti tau, bažnyčioj tvarkant garsą. Meldžiu Tėve Jėzaus vardu, pasigailėk Aurimą. Priimk mūsų maldavimus, Viešpatie, pateik jam visą širdimis, sugrįžt pas tave, dar labiau įsitvirtinti tavyje. Meldžiu Viešpatie, sugriauk visus piktojo darbus jo ausyse, tai pasitraukia iš jo ausų tas uždegimas, tas užkratas, ta infekcija, kurios negali pašalinti vaistai. Viešpatie, meldžiu, atstatyk jo klausą, atstatyk jo ausis, apvalyk jo ausis. Viešpatie, tavo šventoji dvasia, gyvojo vandens šaltiniais te praplauna jo ausis. Ateik, Viešpatie Jėzau, ateik pas Aurimą, aplankyk jį, išgydyk jį. Meldžiu Viešpatie už visus sergančius, kurie serga dėl prakeikimų, kurie serga dėl pragaro neapykantos, kenčia ligas, negalias, kad būtų sutrukdyti savo tarnavimuose tau. Meldžiu Viešpatie, išlaisvink juos, sugriauk visus piktojo darbus jų gyvenime, duok patirti išlaisvinimą ir išgydymą. Prašom tave, Viešpatie. Tėve Jėzaus vardu meldžiu, išklausyk kiekvieno čia esančio maldavimą. Dėkuoju tau, Viešpatie, už Stanislavą, Ievą, Zofiją, Pranciškų ir Joną.
Dėkuoju tau už visą, ką jiems suteikė jų gyvenimo kely ir už visą, ką paruošė jiems amžinybėje. Atleidęs jiems kaltes, suteik jiems ramybę ir džiaugsmą dangaus karalystėje. Prašom tave viešpatie. Tėve, į tavo rankas atiduodame šiandien mūsų širdžių troškimus. Tavyje turime viltį per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Toliau tęsim atnašų liturgiją. Kol giedosim giesmę, sesės pavaikščios su krepšeliais, kad galėtume atidėti savo dovaną viešpačiui. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Prie tavo kojų gera ir saugu, čia gyriu tau, čia šlovė tavo kojų. Norėčiau visad būt prie tavo kojų, atbėgusių pas viešpatį vaikų. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. O mano Tėve, mylimo sūnaus, jo švento kraujo mums nepagailėjęs. Dar niekas nieko šitaip nemylėjo, kaip tu, kūrėjau žemės ir dangaus. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Garbė tau, Dieve, visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau. Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbė tau, Dieve, per amžius. Slėpiningų vandens ir vyno susiliejimo suvienyk mus viešpatie su dievyste savo sūnaus, kuris mūsų žmogišką prigimtį yra prisijėmęs. Garbė tau, Dieve, visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime vyno, kurį aukojame tau. Tas vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Garbė tau, Dieve, per amžius. Priimk mus viešpatie nusižeminusius ir gailesčio kupinus. Tegul tau, Dieve, patinka šiandieninė mūsų auka. Nuplauk viešpatie mano kaltybės, nuvalyk mano nuodėmes.
Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Maloningasis Dieve, tu mums duodi gėrybių, kad jas galėtume tau paaukoti, o ką paaukojame priimti kaip nuoširdaus tarnavimo ženklą. Leidęs šituo būdu įsigyti nuopelnų, padėk užsitarnauti ir atpildą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis, aukštin širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti. Šventasis viešpatie visagali Tėve, amžinasis Dieve, palaimintojo Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga tave, dangaus Tėve, garbinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jame tu visą iš naujo suvienyti panorėjai ir mums visiems leidi iš jo pilnatvės semtis malonę po malonės. Turėdamas Dievo prigimtį, jis pats save sunaikino ir ant kryžiaus pralietų krauju sutaikino dangų ir žemę. Užtat jis yra labiausiai išaukštintas ir teikia amžinai išganimą tiems, kurie jo klauso. Todėl mes su angelais ir archangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave viešpatie prašome šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas:
imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą, provinciolą Evaldą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, patrauk mus, Tėve, prie Jėzaus ir leisk mums draugė su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. 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 Kreipkimės į mus mylinti Tėvą Jėzaus išmokytais žodžiais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkime vieni kitiems ramybės. Šalom. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.
Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie pakviestėję vynėlio puotą, viešpatie nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas tesaug mane amžinajam gyvenimui. Aš laimės ieškojau, žmonių garbės tuščios prabangos nebuvo gana, bet tu atėjai, gyvenimą atvėrei, ko troškau kadais dabar suradau, meilei tavo. Aš laimės ieškojau, žmonių garbės tuščios prabangos nebuvo gana, bet tu atėjai, gyvenimą atvėrei, ko troškau kadais dabar suradau, meilei tavo. Man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Dieve man, tu brangesnis, už viską esi. Man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Dieve man, tu brangesnis. Nors mano klaidas matai ir žinai, tu draugu vadini. Jeigu šokčiau į kalnus, jeigu pereičiau slėnius, vietos nėra, kur malonė tava nerastų manęs. Man brangesnis už viską esi brangesnis, už viską esi Dieve man, brangesnis už viską esi. Man brangesnis.
man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Dieve man, tu brangesnis, už viską esi. Man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Jėzau man, tu brangesnis, už viską esi. Man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Dieve man, brangesnis už viską esi. Man brangesnis, už viską esi brangesnis, už viską esi Jėzau man, tu brangesnis už viską esi. Melskimės. Gailestingasis Dieve, dėkojame Tau už išganimo duoną ir maldaujame, kad šią šventąją komuniją, kurią žemėje gaivini mūsų jėgas, parengtumei mūsų amžinajam gyvenimui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Tai ačiū visiems, kurie atvykot bendrai maldai, dėkojimui, šlovinimui. Jungiamės kartu su Kristumi, šloviname Tėvą kiekvienose mišiose. Dėkoju, kas prisidėjot savo tarnystėmis, kas giedojimu, grojimu. Džiugu matyti Alvydą tarp muzikantų. Ir Justą palydėm į Kryžių kalną, irgi šiandien su mumis. Ir košę tikriausiai virė kažkas, Jolanta, kas padėjo tau? Kas? Jonas padėjo. Jonas ir su birbynė, ir prie košės, ir prie birbynės. Ačiū ir Neringai su Urte. Transliacija. Pavyko šiandien išsitransliavo? Nepavyko. Kas čia mums nesigauna, kažką reikės remontuoti. Vaidui dėkojam. Taigi visiems dėkojam, kurie palaikot mus savo maldom, savo pinigėliais, aukom, darbu. Na, o dabar kviesiu, kaip visada, mes kažką sveikinam, kažką laiminam. Tai užbėgsiu Rimai už akių, tu stokis, ruoškis, pasitaisyk mikrofoną, Rima, pasitaisyk. Kol aš kalbėsiu, palydėsime ir Eugenijų su Elena. Gyveno pas mus kiek čia metų, jeigu pats prisipažįsta, ko gero dar nėra 3 metų, bet kažkur panašiai. Iš Mariupolio, abudu dirbo
Azovstalį tame skausmingai pagarsėjusiame. Tai prasidės jiems naujo gyvenimo etapas, susirado jau butelį, išvažiuos gyventi į Plungę, bet tikiuosi juos pamatysim, tai kviečiu ir judu ateikit, kad mes jūs palaimintume tolimesnėje jūsų kelionėje ir kad nepamirštumėt mūsų ir grįžtumėt. Garbėsiai Kristai. Na va, kad mūsų žmonėms brangiems nebūtų liūdna vieniems stovėti, tai aš taip pat dėl to paties ateinu kaip kiekvieną sekmadienį. Sveikinčią savaitę gimusių prieš kažkiek metų arba kitą kažkokią gražią šventę mininčių ir kažkaip galvoju, kad kiekvienas čia ateinam su savo intencijom, su savo maldom, su savo tarnystėm, su viskuo, ką turim, tokie, kokie esam ir ateinam. Ir vienų tos tarnystės matomos mažiau, kitų daugiau, bet Dievui esam visi vienodai brangus. Aš noriu pasakyti, kad šią savaitę, jau truputį anksčiau, bet vis tiek dar palaiminimų mūsų bendro nėra gavęs mūsų mylimas Zakristijonas. Jis nieko mes laiminsim ir šiandien, nes jis minėjo labai gražų jubiliejų. Sukaktis. Subrendęs toks dabar, kaip matom, jau pasiekęs brandą. Tai iš tikrųjų, Jonai, ačiū tau labai už tarnystę ir už liudijimą tikėjimo. Tu prie altoriaus, kai stovi, tai tu ne tik tarnauji, tu liudiji tikėjimo, ką mes visi ir matom, esam dėkingi. O gal ir dar kažkas, išdrįskit prisijungti. Čia prie visų atsistos. Labai džiaugiamės, labai džiaugiamės. Viešpatie. Rima ten dar, vaikelis. Aš dar noriu tik visiems pasakyti, kad šitos knygutės yra ir be progos dovanojamos. Čia yra kovo balandžio mėnesio šventojo rašto skaitinių nuorodos ir tokie maži pamoksliukai, katechezės. Tai tikrai verta turėti namuose ir dabar kaip tik kovas prasidėjo labai laikas. Tai prie durų bus padėta, drąsiai pasimkit išeidami. O gimtuvininkas mūsų vaikinukas irgi dovanėlę tuoj gaus. Aldas vardu. Gerai, skanios košės. Gal kas jaučiat pašaukimą kavą daryti? Kavos nebus šiandien, nieks neužkaitė. Geretos nėra, nieko nėra. Nieko nebus. Viešpaties maloniai, nuostabu gyventi. Viešpaties maloniai, augame visi. Čia dvasia šventoji, mums gyvybę teikia, džiaugsmas išsilieja mylinčioj širdį. Viešpaties malonė mūsų širdis liečia. Viešpaties malonė augame visi. Jėzau, tavo meilė mums kaip saulė šviečia, tad priimk šlovę. Viešpatie brangus, viešpaties malonė.
viešpaties maloniai. Nuostabu, nuostabu gyventi, viešpaties maloniai. Augame visi, čia dvasia šventoji, čia dvasia šventoji. Mums gyvybę teikia, džiaugsmas išsilieja, mylinčioj širdį. Viešpaties malonė mūsų širdis liečia. Viešpaties malonė šiandien keičia mus. Jėzau, tavo meilė mums kaip saulė šviečia. Ten priimk šlovę, viešpatie brangus. Viešpaties malonė mūsų širdis liečia. Viešpaties malonė šiandien keičia mus. Jėzau, tavo meilė mums kaip saulė šviečia. Tad priimk šlovę, viešpatie brangus. Jėzau, tavo meilė, Jėzau, tavo meilė mums kaip saulė šviečia. Tad priimk šlovę, viešpatie brangus.